Kadangi tikrai nemažai tenka važinėti po kaimus ir ne tik, ir juose dirbti su objektais įvairaus plauko ir sudėtingumo, iš tikrųjų, paskutiniu metu ką pastebiu, kad iš tikrųjų pats žmonės, ypatingai kaimiškose vietovėse, yra labai netvarkingi dokumentai. Kas yra susijęs su namais, su žemėmis, ar ten išvis topas būna, kaip topas sako, turtas yra mano, pasitikrini registrų centre, tai arba tų pastatų ten išvis nėra, arba tie pastatai priklauso neaišku kam, nesutvarkyti palikimai, visa kita. Aš jau ten apie žemės išvis nešneku. Bet yra dar ir tokių, kur tu nuvažiuoji, ir, sakykime, gerai, jau ten daleiskim, kad registrų centre kažkokie tai pastatai yra registruoti ir tada pradedi žiūrėti dokumentus ir tu ten matai, tai ten garažas pristatytas, tai ūkinis pristatytas, tas ir realiai pagal pernai metais pasikeitusi tų statinių reglamentą, tai yra iš tikrųjų problemų, kur žmonės prisistatė ir prie namų prielipas visokias. Tai dar gerai, jeigu ten tie statiniai kažkokie tai yra, sakykime, ten iš lentų, iš kažkokio velnio statyta, kur neturi pamatų ir visa kita. Tai dar ten galima dar pritemti kaip laikinuosius, bet jeigu ten nuleido kokią daržinę su pamatais, ar ten garažą kokį, tai ir viskas, aleliuja. Tai va, tai kartais tas darbas, kad tu darytum iki pardavimo, iš tikrųjų reikia laiko. O dabar paskutinį sandorį, kur pasidariau, tai mes sugaišom, jeigu aš neklystu, 13 mėnesių. Kol susitvarkėm visą reikiamą dokumentaciją, aišku, kartais galima tą turtą parduoti ir nesutvarkytą dokumentaciją, bet vėlgi, automatiškai ta kaina yra tikrai mažesnė, negu kad normaliai būtų gauti. Kodėl? Dėl to, kad tu parduodi turtą su problema. O jeigu, tarkim, tas turtas yra perkamas su paskola, tai ta problema, ar tai problemų rinkinys visą laiką stovi šalia tavęs ir tu negali padaryti. Atvažiuoja vertintojas, sakykime, vėlgi vertintojas vertintojui nelygus, bet vėlgi, jeigu ten yra labai baisiai akivaizdu, tai ir viskas, ir vertintojas net nedaro vertinimo. Ir aš, tarkim, irgi žinau, kad yra tokių niuansų su priestatais namų ir visa kita, kartais gali ten kažką tai pasižaisti, bet didžioji dalis, sakykime, vėlgi priklausomai nuo banko, kaip man vertintojai pasakojo, kad, tarkim, jeigu tu parduodi, tiksliau neparduodi, o darai vertinimą namui, ir vėlgi priklausomai nuo banko, tai bankai minimum reikalauja 3 fasadų. O jeigu neklystu, Luminoras reikalauja visų 4. Ta prasme, ką tas reiškia, kad namo visos 4 pusės turi matytis. Ir jeigu, tarkim, kažkur ten yra kažkoks tai priestatukas, dar kažkas, tai, blemba, bankiai irgi nedurniai žmonės dirba. Ta prasme, tu matai fasado nuotraukas, tu matai kadastrinę bylą, ir tu matai, kad kažkas tai netitinka. Ir ten paslėpti tai yra iš tikrųjų sudėtinga. O kai prasideda tas dokumentų tvarkymas, ir kai pradeda tas suktis pridavimo klausimo skaitliukas, tada būna bam, ir ten gaunas keli tūkstančiai eurų, ir tada žmogus sako, tik man čia reikia, aš čia ten pastatyta prieš 20 metų. Jo, tada buvo vienokia tvarka, dabar yra kitokia tvarka, ir būk malonu susitvarkyk. Tai tas dalykas, jisai kiekvieną dieną ir yra šalia. Seniau būdavo, nuvažiuoji, pasirašai su objektų sutartį ir tu su juo dirbi. Dabar tu nuvažiuoji, pasižiūri dokumentus,
O kartais būna net nevažiuoju, tiesiog pasižiūriu su kliento sutikimu registrų centrą, kas ten registrų centre darosi. Tada pasižiūri pagal regiją, ką tu matai. Jeigu dar per Google Street View gali pasižiūrėti, tai yra dar geriau. Ir tada jau šnekėsi su klientu. Jeigu jau ten preliminariai matai, kad kažką ten gali padaryti, tai tada taip. Jeigu ne, važiuoji į vietą, tada žiūri realius dokumentus, žiūri situacijos planą ir tada jau sprendi, ką daryti. Kur ten ką pasistumt, kur ką skait. O tarkim, vieną objektą turėjau Krakėse, labas Daiva, jeigu žiūri šitą. Tai vat irgi, bet mes ten labai operatyviai, man rodo, susisukom per mėnesį laiko, išregistravom nesančius, nebeegzistuojančius statinius, suregistravom tai, ką galėjom suregistruoti ant greičio, pakeitėm biški namą, biški dalybdėm terasas, ten biški su matininkais žemės klipą perpiešiam ir, žodžiu, ten greitai ir viskas pasidarė. Tai čia yra idealus variantas, bet būna tokių, kur ten, vat, kaip minėjau, tarkim, 13 mėnesių ir tu ten tampaisi. Ten, o ypatingai tai, kas yra susijęs su žeme. Tai ten, ten jau kaip Dievas duos, mažiausiai 6 mėnesiai. Tai va. Ir ką aš noriu to pasakyti? Noriu pasakyti tom, kad jeigu jūs turit kažkokią tai problemą, kas yra susijęs su dokumentais, sakykime, mano galima susitart, pradinė konsultacija nieko nekainuoja, bet dokumentų tvarkymas, jeigu aš tom užsimsiu, jeigu aš, tas užsiėmimas yra koks, tiesiog vesti jūs teisingų kelių. Jeigu mes sutarsim, aš tikrai užsimsiu ir sutvarkysiu tos jūsų dokumentus, jeigu tai bus galima padaryti. Nes būna tokių situacijų, kur aš kartais irgi priperku visokių nesąmonių, kur tiesiog tu tampais ir finansinių aspektų tai tau nebeapsimoka daryti. Tiesiog va taip. Tai jeigu reiks, kontaktas video gale, aprašas po apačią, o šiaip prasknamus.lt, paslaugų kainininkas visą laiką yra, mano kontaktas yra, galit skambinti, susisieksim, dirbu nuo 7 ryto iki 10 valandos vakaro, kiekvieną dieną. Jeigu neatsiliepiu, paskambinsiu.